Nu ką, oficialiai pradedam pirmą dieną. Šiandien yra 2024 rugpjūčio 1 diena, ketvirtadienis. Nufilmavau pirmą video, aprodant, kaip gyvensiu čia mašinoje ir sugalvojau atvažiuoti čia iki Akropolio aikštelės, nes ant saulė labai kaitino. Ką tik pakroviau kamerą ir galim pradėti filmuoti naują video. Taigi, norint išlipti iš tokios situacijos, reikia pradėti nuo plano pasiruošimo. Ir vienas iš esminių plano punktų yra produktyvumas. Norint pakankamai uždirbti, man reikės būti pakankamai produktyviu. O produktyvumui yra reikalinga energija. Nekreipkite dėmesio į mano kreivaraštį, bet turim energiją. Energijai reikalingi pagrinde 3 punktai. Mytyba, miegas bei fizinis aktyvumas. Deja, dėl mytybos per daug nieko neturiu ką padaryti, tai tiesiog nepersivalgysiu. Su miego kokybė taip pat per daug nieko neturiu ką daryti. Bet stengsiuosi išmiegoti bent 8 valandas. Vienintelis dalykas, ką galėsiu padaryti, tai yra fizinis aktyvumas, nes turiu dar 6 mėnesiam sporto salės narystę. Tai turim labai paprastą planą, kas susijęs su energija. Dabar galima pereiti toliau prie produktyvumo. Šiuo metu produktyvumui yra dar aktualu, kur dirbsiu. O darbui turiu planšetinį kompiuterį, laptopą bei telefoną. Planšetinį kompiuterį bei telefoną galiu krauti nuo powerbankų, o pačius powerbankus bei laptopą pasikrausiu sporto salėje. Tai kaip ir turim labai paprastą planą, kaip vyks visas darbas. Dabar galime pakalbėti, ką planuoju dirbti, kad užsidirbčiau pragyvenimui. Pirmas ir akivaizdžiausias dalykas bus YouTube'as. Tačiau, kiek žinau, su YouTube'u yra labai sunku uždirbti. Reikia tiek pasiekti 1000 prenumeratorių, bei reikia surinkti daugiau nei 4000 pražiūrėtų valandų, kas yra ganėtinai sudėtinga. Todėl labai abejoju, ar bus kažkas uždirbama, ypač per pirmus mėnesius. Antras planas, kartu susijęs su YouTube'u, yra Patreon arba Contribui. Tiesą pasakius, nelabai norėčiau nei vieno, nei kito atidaryti. Nelabai man patinka prašyti žmonių pinigų, išmaldos. Tačiau galimai įkursiu, jeigu atsirastų tokių žmonių, kurie turi laisvų pinigų ir norėtų paremti šitą projektą. Tačiau visi tie pinigai bus naudojami tik filmavimo įrangai bei galimai sumokėti atlyginimus video montuotojams. Dabar galima pereiti prie tų, iš kurių tikrai žadau užsidirbti. Amazon KDP arba Amazon Kindle Direct Publishing. Tai yra Amazon priklausanti knygų leidimų platforma. Per ją gali įkelti bet kokio tipo knygutę. Tai gali būti užrašų knygutė, gali būti net ir kalendoriaus tipo knygutė. Su kiekvienu pardavimu per Amazon platformą patys Amazon ją atspausdina ir išsiunčia pirkėjui. Ir mes gauname pinigus už autorinės teisės. Tačiau yra vienas labai didelis minusas su Amazon KDP, ypač man šiuo metu, tai kad jie laiko pinigus 60 dienų. Atidirbę šį mėnesį pinigus gaučiau tik spalio gale. Kitas planas yra pardavinėti skaitmeninius produktus Etsy platformoje. Taip pat galima pardavinėti su print on demand, tai yra atspausinti ir išsiųsti maikutės, puodukus bei įvairias kitokias prekes su mūsų sukurtais dizainais. Tai kadangi jau žinome, kuo užsimsime, reikėtų susidaryti dienotvarkę. Štai yra sudaryta dienotvarkė. Žinoma, ji nebus 100% sekama, tačiau galima daugmaž pažiūrėti, kaip planuoju, kad jie eitųsi. Taigi miegosiu nuo 12 iki 8, idealiausia būtų. Nuo 8 iki pusė 9 skaitysiu knygą. Tada iš karto dirbsiu iki 11, kada pavalgysiu pirmą kartą. Pavalgęs nuo pusė 12 iki 5 vėl žadu dirbti. Pavalgau, vėl dirbu iki 8. Tada nuo 8 prasideda laisvas laikas. Per laisvą laiką pavalgysiu, nuveiksiu, ką noriu. Ir tada nuo 10 žadu eiti į sporto salę, ten pasportuoti, pasikrauti visus powerbankus, pasikrauti planšetę. Ir daugmaž taip atrodys kiekviena mano diena. Tai manau, dabar pradėsiu nuo pirminių darbų su Amazon ir pasidarysiu research knygučių, kurias planuoju padaryti. Taip atrodys mano daromas research. Užsirašysiu knygos pavadinimą, jos linką, paieškos rezultatų kiekį ir tos knygutės BSR. Manau, kaip visas research daromas ir kaip viskas vyksta, padarysiu kai turėsiu patogesnės sąlygas visą tą daryti, nes dabar pasižiūrėjau, kaip atrodo tas video, tai tragiškai gavosi. Tai manau, aš pasidarysiu viską už kameros ir kada nors ateityje parodysiu, kaip viskas atrodo realiai. Aš jau beveik 3 valandas Akropolį dirbu. Šiaip galvojau, nuvažiuosiu šiandien į salę pasikrauti viską, bet jau beveik 3 valandas dirbu, o iPadas vis dar
beveik 80%. Nu, aišku, ne visą laiką šį naudojau, bet vis tiek man atrodo, kad jis laikys man 5-6 valandas be problemų. O žinau, kad šitie powerbankai pilnai beveik pakrauna jį. O turiu šios 2, tai turiu dar daugiau nei 10 valandų darbo powerbankuose. Tai man atrodo, šiandien kažkaip apsieisiu be sporto salės. Kažkaip dar visai valgyti nenorėjau, bet nueisiu iki Maksimos, nusipirk kažko užvalgyti. Ir turbūt važiuosiu iš karto, susirasiu kokią vietą, kur čia reikėtų šiandieną miegot, kur šiandieną reikės sustot. Ir ten pavalgysiu ir dar padirbėsiu, man atrodo, prieš miegą. Ką, einam į Maksimą. Ką, atvažiavau, sustojau čia šiek tiek atokiau nuo žmonių. Žinau, kaip čia, man atrodo, niekas manęs nekabins naktį. Kažkaip nesimastė, kur čia reikės sustoti pamiegoti šiandieną. Tai pasirinkau tokį saugesnę vietą, kur žinau, kad tikrai mažai mašinų važiuoja ir niekas man netrukdys. Tai dabar nežinau, turbūt pavalgysiu, išsivalysiu dantis ir eisiu dar padirbėti kokias 2-3 valandas. Šiandieną netiek daug nudirbta dar, tai padirbėsiu prieš miegą. O, nusipirkau kepėlę, tai pavalgykim. Suvalgiau, va. Šiaip tai šiandien kažkaip nenorėjau valgyti niekaip. Turbūt dėl streso viso, bet gerai, gan pigi diena gavosi. O pirma mašina važiuoja pro šoną. Tikiuosi, per daug jų čia nevažinės, ypač kai sutems. Dabar reikia įsivalyti dantis. Jau šiandien vis tiek nevalgysiu. Kažkur čia turiu dantų siūlų. Ir dabar metas padirbėti prie video, paeditinsiu, padarysiu visus darbus. Šiandien visai nemažai padariau. Surinkau 25 knygučių pavyzdžius, sukūriau Etsy parduotuvę ir šiek tiek paeditinau. Man atrodo, dabar surinksiu dar, bent jau stengsiu surinkti bent jau dar 50 knygučių pavyzdžių, kad rytoj galėčiau pabaigti dar 25 surinkęs ir pradėti jau jų gamybą. O dabar kimbu į darbus. Tai ką, jau 11 valanda. Čia truputį kitoj vietoj pasiparkavau už kelių šimtų metrų, nes nelabai patiko, kaip arti to kelio esu. Dar padirbau šiek tiek pakroviau planšetę, pakroviau telefoną. Šiek tiek perkroviau viską, kad nebūtų dėžių. Sukroviau čia gale, paruošiau savo lovą ir ką, lendam miegot. Na, o padėsim ateiviuką, kad prižiūrėtų, kad saugiai mes čia gyventume. Nu ką, miegam. Susitiksim rytoj. Nesuprantu, nesimiega kažkaip. Nesuprantu, kiek miegau, kiek nemiegau, bet nėra per daug patogu. Po 3:37 dabar, žinau, dar pabandysiu pamiegot. Bandau toliau miegot. Labas rytas. Beveik 8 jau to žadintuvas skambės, tai net neapsimoka miegot. Naktį šiek tiek pasidarė šalta, tai užsiklojau su miegmaišiu, bet tingėjau atsisekt čia jį lyst. Taip užsiklojęs buvau. Reikia keltis. Galva labai skaudėjo naktį, šiaip tai labai tragiškai miegojau.
Gal tik sutapimas, kad mašinai, o gal dėl to, kad mašinai. Buvo visai ramu, ateiviukas prižiūrėjo tvarką, niekas neužpuolė. O dabar ką, išsivalysiu turbūt dantis, šiek tiek padirbėsiu ir nuvažiuosiu kur nors iki parduotuvės. Ten dar padirbėsiu, po to nusipirksiu ką nors pavalgyti. Manau, kaip ir viskas, reikės tik gale čia susitvarkyti, kad taip neatrodytų viskas. Ką, pradedam darbus. Ir žadintuvas jau skamba. Tai va, sustojau čia šiek tiek kitokioj vietoj, kad nebūčiau ant kelio. Kaip matot, kaip kelias eina, mašina čia. Tai va, čia atvažiavau prie parduotuvės, nueisiu nusipirkti kažką atsigert, padirbėsiu dar porą valandų, nes tik tiek galima čia būti. Ir man atrodo važiuosiu iki Megos. Ten irgi yra aikštelė, kur saulė nešviečia, tai neprikais man mašiną. Vakar kažkaip mažai valgiau. O šiandien nusipirkau 4 kruasanus su karameliniu įdaru. Ir dar vandens nusipirkau, kad užtektų iki vakaro. O vakare planuoju visus butelius pasipildyti salėje filtruotų vandeniu. Kaip ir viskas, man atrodo, eisiu padirbėsiu dabar. Ir važiuosiu iki Megos. Jau 9. Visą dieną aš dirbau Megoje jau. Iškrovau jau abu powerbankus. iPadas 40%, tai dar padirbėsiu kokią valandą, gal 2 ir eisiu į salę, ten pasikrausiu viską. Jau buvau nuėjęs į salę, buvau išgeręs šitą butelį, tai buvau nuėjęs prisipilt ir jau vėl spėjau išgert. Iki Maksimos dar buvau nuėjęs, 2 apkepėlės dar nusipirkau, suvalgiau ir kaip ir viskas. Šiandien 4 kruasanus, 2 apkepėlės suvalgiau. Ne per daugiausiai, bet paskaičiavau, kad bus netoli 2000 kalorijų. Šiaip ketvirtadienį pasisvėriau. Dar prieš išvažiuojant, tai 87 svėriau. Tai dabar įdomu bus pasisvert po kokio mėnesio. Pažiūrėsim, kiek čia su tokia mityba numesiu aš to svorio. O dabar nežinau, turbūt einu toliau dar padirbėsiu truputį. Šiandieną jau nemažai pasidariau, pabaigiau tą sąrašą knygučių. Tai rytoj jau galėsiu pradėti su jom dirbti. Dar buvau pamiršęs paminėti. Amazon neleidžia turėti daugiau negu vieną paskyrą, o mano viena paskyra buvo užblokuota. Tai teoriškai aš negaliu pardavinėti per Amazon ir neleidžia naudoti nei draugo paskyros. Tačiau aš paprašiau vieno draugo, kuris šiek tiek užsimdavo labai senai su to Amazon, bet jam nelabai pavyko. Tai aš pasiskolinu iš jo paskyrą ir dar sukursiu vieną paskyrą ant tėvo, man atrodo. Tai pažiūrėsim, kad tiesiog sumažinti riziką. Kelsiu daugmaž per pusę, kiek į vieną knygutės, tiek į kitą paskyrą. Dar sukarpiau video visus. Tai žinau, minėjau, kad galimai susikursiu Contribuer ar tą Patreon. Bet žinokit, pamatęs tos video, tikrai neapsimoka man jų kurti. Dabar dar reikia pasipraktikuoti, kalbėti su savim, nes nepratęs aš su savim kalbėti ir labai prastai gaunasi. Tai nežinau, jeigu kažkas norėtumėt prisidėti prie Contribuer ar Patreon, tai palikit komentarą, aš juos pažiūrėsiu, bet labai abejoju, ar susikursiu. Šiaip ir manau viskas. Einu padirbėti dar, nuvažiuosiu po to į lauką, nes vis tiek per lauką tik į salę bus galima įeiti ir susitiksim tada. Na, o dar padirbau ir manau laikas dabar susikrauti viską į tašę ir keliauti į salę. Ar po to nuvažiuosiu į lauką tik. Stiem rankšluostį, batai.
Dar reikia drabužius pasimti iš bagažinės. Apsitvarkyti, dar čia beveik viskas sutvarkyta, nieko neišmėčiau. Ką, susidėjau naują maikę, naują triusikus, viską susidėjau čia. Šampūną įdedam. Muilą. Viską susikrausiu čia. Tada dar reikia pasimti powerbankus. Dar man reikia nepamiršti pasiruošti elektrolitus ir kretiną įsidėti į vandenį. Test your might. Round 1. Fight! Brutality. Round 2. Fight! Fatality. Final round. Fight! Well done. Tai va, pasportavau, išsimaudžiau, šiek tiek pasikroviau powerbankus, bet pilnai nepavyko pasikrauti, ten labai ilgai jos krauna. Bet abu žinau, kad yra virš 60%. Tai turėtų užtekti man visai dienai, man atrodo.
O dabar važiuoju turbūt aš į tą pačią vietą, nes nelabai sugalvoju, kur čia prisiparkuot. Galvojau prie pačios Megos, bet nežinau ten ar kas prisikabintų ar ne. Gal kitą kartą pabandysiu. Ten toje aikštelėje pabandysiu pamiegoti, jeigu kas prižadins mane, pasakys, kad negalima, tai daugiau nebesiparkuosiu ten. O šiandienai bus gerai ir ten, kur buvau. Ten kaip tik yra parduotuvė netoli kažkur už kilometro, tai turbūt rytoj, galimai rytoj visą dieną aš ten prabūsiu, žinokit, ir tada po rytą atvažiuosiu vėl į Megą, pasikrausiu dienos metu aš tą powerbanką ir eisiu tada padirbėti mašiną ir tada vėl nueisiu į salę, vėl pilnai pasikrausiu ir va tą naktį galėsiu ir pabandyti ten pamiegoti toj pačioj aikštelėj. O dabar važiuoju vėl į tą pačią vietą, kaip ir sakiau, ir man atrodo daugiau nieko nerodysiu. Jau ten matėt, kaip aš miegu, lygiai toj pačioj vietoj ir planuoju būti, tai neapsimoka to pačio rodyti. Ką, susitiksim rytoj. Šiandien yra rugpjūčio 4, jau 4 dienos, kai mašiną gyvenu. Pirmą naktį kažkaip prastai miegojusi, bet užvakar ir vakar visai neblogai, negaliu skųstis. Moralės gana aukštos, šiek tiek nuobodu čia per dienas, bet Wilsonas palaiko man kompaniją, neleidžia, kad atsibosto čia vienam būt. Visada turi protingų dalykų, kokių pasakyti, tai labai manis praverčia. Kaip ir minėjau, moralė dar gan aukšta. Bet čia dėl to, kad dar turiu pinigų iš ko prasimaitinti. O prakalbus apie pinigus ir darbą, tai praleidau visą vakar dieną ir visą šiandieną montuodamas video. Ir galiu pasakyti tokį dalyką, kad tikrai nesitikėjau, kad tiek ilgai visas tai užtruks. Jau 4 dienas, kai mašinoje aš visą laiką praktiškai tik montuoju video. Greičiausiai dar ir ryt ir poryt montuosiu. Bei montuodamas supratau, kad kažkodėl, kai įsijungia kamerą, visiškai pamirštu, kaip reikia kalbėti. Vakar visą dieną praleidau toje pačioje vietoje. Kaip ir minėjau, montavau video, bet sukūriau biudžeto sekimą. Tai matot, turim dabar kiek turiu pinigų biudžete, su kiek pradėjau, kiek uždirbta iš viso, kiek iš viso išleista. Ir va, kaip matot, vakar išleidau 8,13 €. Buvau nuėjęs į IKEA, nusipirkau vištienos keptos ir pusę kepaliuko duonos. O šiandieną irgi taip pat su tuo pačiu kepaliuku suvalgiau tą vištieną ir nusipirkau dar bananų. Tai jau išleista 22,47 €. Ir jeigu aš visas dienas praleisiu montuodamas, tai man greitai pasibaigs tie pinigai. Todėl aš ką nusprendžiau, tai kad reikės mažiau man filmuoti. Vakar jau nefilmavau, šiandieną va tik dabar daugmaž papasakoju, kas įvyko. Ir greičiausiai, kad nei pirmadienį, nei antradienį nefilmuosiu, o trečiadienį daugmaž aptarsiu, kaip praėjo visa savaitė. Tikiuosi, kad iki trečiadienio pabaigsiu visus montavimus šios savaitės, o kitai savaitė šiek tiek mažiau filmuosiu. Tai bus ir trumpesni video šiek tiek, lengviau bus susižiūrėti juos. Šiandien ryte atvažiavau į Megą, padėjau kraut powerbankus, išsimaudžiau, šiek tiek knygą paskaičiau. Ir su šiek tiek pakrautais powerbankais atėjau atgal į mašiną ir praleidau visą dieną dirbdamas čia. O dabar darbus kaip ir pabaigiau. Planšetę galima padėti, kad niekas nerastų. Ir einu pasportuoti dar šiandieną. Grįšiu, vėl važiuosiu į tą pačią vietą. Man atrodo, šią savaitę nesuksiu galvos, kur miegoti, tiesiog ten pat praleisiu laiką. Manau, kaip ir viskas. Pasakiau viską, ką norėjau. Susitiksim trečiadienį.
Tai ką, jau savaitę gyvenu mašinoj, moralės vis dar yra aukštos. Su miegu, kaip čia pasakius, tikrai galėtų būti geriau. Neišmiegu 8 valandų, kaip norėčiau. Bandau miegoti kiek einasi, tačiau turbūt vidurkis mano yra apie 6 valandas miego per šią savaitę. Dabar galima pakalbėti apie darbą. Nieko praktiškai nenudirbau. Visą savaitę tik montavau video. Labai daug laiko užtrunka, kol pripratau, kaip naudotis pačiu iPadu, kaip editinti jame. Tai visą savaitę praleista montavimai. Kitą savaitę pradėsim jau darbus. Tai bandysiu per šią savaitę vieną video įkelt, kurį jau paruošęs esu. Ir šitą video pabaigti. Ir tada kiekvieną ketvirtadienį bandysiu savaitės, kaip ir visą aprodymą įkelti. Galima pakalbėti apie finansus. Taigi pradėjau su 239 eurais. Pirmą dieną išleidau 2,77 €, antrą dieną 5,59 €, trečią dieną 8,13 €, ketvirtą dieną 6,98 €, penktą dieną 9,61 €, šeštą dieną 7,46 €, septintą dieną, tai šią dieną išleisiu 3,80 €. Iš viso mano biudžetas lieka 194,91 €. Ir manau, kaip ir viskas. Vis dar gyvas. Žinau, kad tikslas dabar yra kuo greičiau susirinkti pinigų butui arba kokiai nors gyvenamajai vietai. Taip pat ir nusipirkti kompiuterį, kad galėčiau daug produktyviau dirbti. Tai turim tikslus. Žiūrėsim, kas bus kitą savaitę. Iki.